Nu ką, galiu pasakyti, kad aš esu kino režisierius jau 50 metų. Daug laiko. Turbūt esu sukūręs tarp Lietuvos režisierių daugiausia filmų. Galbūt ne todėl, kad esu labai darbštus, tiesiog atradau savo labai gerą būdą, reiškia, visą laiką dirbti. Naudojas literatūros kūriniais, aišku, jos nedarau iš jų spalvotus paveikslėlius, neperkeliu žodžius, o tiesiog, reiškia, tą mane sudominusią literatūrą aš savaip interpretuoju ir kartais visai sėkmingai pavyksta, reiškia, padaryti pakankamai savarankiškus autorinius filmus. O su tapyba įvyko labai įdomus dalykas. Gal jau 20 metų aš tapau, bet nelabai sureikšminu aš šito fakto. Aš visą laiką, kai manęs bando paklausti, reiškia, tai kas čia, kaip tau čia taip irgi šovė į galvą, aš vieną kartą varčiau Kūro dailininko albumą ir ten buvo, atradau tokius, reiškia, pasakytus žodžius jo, kad man labiausiai patinka paveikslai tų žmonių, kurie nemoka tapyti. Aš pagalvoju, čia ir yra mano, kaip sakant, tokia, kaip sakant, Biblija, pagal kurią aš galiu gyventi. Aš, reiškia, nebaigęs jokių dalykų surištų su tapyba. Mano brolis buvo amžinatilsį puikus dailininkas, Audrius Puipa. O mano, reiškia, tas daugiau surištas su mano profesija, mano tapymas. Vieni režisieriai, reiškia, remiasi muziką. Filmavimo aikštelė jam turi skambėti ausyse kažkokie muzikiniai garsai, kažkokie galbūt, reiškia, klasikinė ar ritmo muzika. Jis nuo to vienaip ar kitaip kuria mizanscenas, reiškia, bendrauja su operatorium, reiškia, ritmą ieško per muziką. Kiti remiasi poeziją, kalbasi su aktoriais, reiškia, kažkokius skaito vieni kitiem, reiškia, poetų eilėraščius, eiles ir iš to gimsta kažkokie personažų, reiškia, būsenos. Ašgi, reiškia, dažniausiai, kaip sakant, bendraudamas su dailininkė, filmo arba operatorium, rodau savo mylimų dailininkų, reiškia, tapybą. Klasikinis pavyzdys visada, aišku, kaip sakant, ir kino mokykloje operatoriam pasakoja apie Rembranto šviesą. Tai čia jau tokios klasikiniai. Aišku, Karavadžo, reiškia, irgi paveikslai turi tą fantastišką kažkokį, reiškia, šviesos srautą. Nuo to prasideda elementarūs, reiškia, dalykai surišti su vaizdu. Aš savo, reiškia, laiku atradau amerikiečių autorių Andrew White'ą, reiškia, kuris man pasirodė be galo kažkoks įtaigus, jo atmosferos kūrimas, jo tie rudeniniam peizaže stovintys personažai. Žinoma, garsiausias galbūt paveikslas Kristinos pasaulis yra, tas kažkas neįtikėtino, tokia atmosferiniai. Ir, pavyzdžiui, to autoriaus vieną ar kitą reprodukciją parodai operatorium, su kuriuo pirmą kartą, sakykime, dirbi, ir daugiau į kamerą gali nežiūrėti. Jisai suprato, ko tu iš jo nori, kokios kompozicijos nori, kaip turi kristi šviesa. Ir per dailininkus tu, reiškia, atrandi po tą ryšį su artimiausiais kūrybiniais draugais, kurie kartu su tavim kuria tą, reiškia, tavo įsivaizduojamą vaizdą, tą įsivaizduojamą stilių. Dailė visada šalia man ir štai mano tie tapybiniai galbūt darbai daugiau surišti su tokiais sapnais, su nerealiu pasauliu. Ašgi, kaip sakant, galiu specifinė, aš negaliu nupaišyti portreto, aš negaliu nupaišyti galbūt kažkokio anatominių dalykų. Bet aš tada pradedu tokį kurti susapnuotą peizažą, susapnuotus situacijas, kurios artimos yra
kino kadrui, kino kažkokiai materijai. Vat ta dailė man padeda, reiškia, egzistuoti, o iš kitos pusės didžiulis malonumas, kai nefilmuoji, kai reiškia, turi laiko. Tas, reiškia, kažkoks dažų kvapas, tas drobėties, kurias tu sėdi ir nežinai, kas tau pavyks. Kartais pavyksta, kartais užtrini tą, reiškia, ką padarei, nesupranti, kad tai, reiškia, tiesiog tu per daug įlindai į rizikingą zoną, kurioje jau tik tai profesionalas gali tame egzistuoti. Ir man smagu kartais mano kažkas iš pažįstamų nuperka, tai irgi toks egzotika, aš tada investuoju į drobės, sakau, žiūrėk, aš nenešu šeimai nuostolio. Kartais, reiškia, įvairiose parodose, kartais tai yra surišta su filmo premjera ir tapybos darbai kino teatre pakabinami. Taip, kad labai smagus užsiėmimas yra tas turėjimas tokios puikios galimybės dar kažkaip save, reiškia, atskleisti. Tai mano ta misija, kodėl aš kartais paimu į rankas teptuką, yra tokia turbūt. Čia yra, kaip sakant, žmona ir meilužė. Čia jau ne kalbos nėra. Čia supranti, aš šį kartą atvažiavęs į plenerą Šiauliuose į Laiptų galerijos tą suorganizuotą. Tiesiog iš arti pamačiau tą dailininkų pasaulį, kaip jie bendrauja. Jie labai smagu, skirtingai galbūt nuo kino žmonių, labai palaiko vienas kitą, padrąsina, pagiria, reiškia. Nėra tokios kažkokios konkurencijos. Aišku, yra ta konkurencija, viskas ten yra, vieni kitų nekenčia, kaip ir kiekvienai meno srity. Bet ta graži tokia dailininkų bendruomenė, kuri kaip ir dar nesupratau iki galo, ar jin mane priėmė ar nepriėmė, reiškia, į savo tarpą. Bet tai yra, reiškia, labai kitoks man pasaulis, jisai panašus, galbūt, reiškia, tais kūrybinis pasaulis, bet kinas yra tas sritis, kurioje tu esi žmogus, tas vedlys, kuris veda, reiškia, labirintais kokie 50-60 žmonių. O dailininkas yra vienas, jisai užsidaro, jisai gali, reiškia, kaip sakant, nematyti laiko, nematyti, reiškia, praėjo vasara, ruduo. Jis yra tarp dažų, tarp drobių, o kine yra kita atsakomybė, kitas ritmas gyvenimo. Ir ten tu negali ateiti, reiškia, neatlikęs namų darbų, arba jeigu su siaubu pamato, kad tu nežinai, ką filmuoti, tu nežinai, kaip tai daryti. O čia yra didžiausia režisierius, už tai yra, reiškia, bet kokį tu bedarytum 21 filmą, visada yra ta vadinama scenos baimė, reiškia, tas išėjimas ir nežinojimas, o kaip tau pavyks. Dabar yra daug labai dalykų, kurie palengvina kino fantaziją tavo. Tai yra ta kompiuterinė grafika, kurios pagalba, reiškia, gali neįtikėčiausius dalykus daryti, reiškia, ir realizuoti tai, kas anksčiau kino juostoje atrodė neįmanomi dalykai. Dabar tu gali pakeisti peizažą, tu Lietuvą gali apgyvendinti tarp kalnų, reiškia, tu gali dykumą sukurti pats savo, reiškia, kolegų pagalba. Ir įvairiausi dalykai, kurie kinui, kaip sakant, atveria naujas galimybės. Taip kad galbūt animacija, galbūt, reiškia, kompiuterinė grafika, jinai labai yra susieta jau dabar su kino industrija. Aišku, aš esu ne profesionalas. Tas, kas paišo abstrakciją, būdamas profesionalas, abstraktų dalyką, ten daug yra komponentų, ten yra daug taisyklių, tai yra spalvinė, tai yra gama kažkokia, tai yra intensyvumas, koloristai, kaip vadinami. Jie turi savo, reiškia, sistemas, reiškia.
O, reiškia, sakykime, nu, tapyti modernų, tą vadinamą abstraktų paveikslą man užima pusę valandos. Ir aš galvoju, kai man neišeina kas nors tai, ką aš sugalvojau, nu, sakau, paimsiu, reiškia, iš to padarysiu abstraktų irgi. Ir čia man, kaip sakant, staiga tapsiu liktai toks pat kaip ir tie. Bet jie, aišku, matydami mano darbą, jie atpažįsta, kad tai yra, reiškia, ten daug taisyklių nėra tų. Bet dažniausiai, vat, kas įvyksta, kaip aš pastebėjau, kine, pavyzdžiui, visą progresą ir visą modernumą ir visą, reiškia, tą vadinamą naujo žodžio paiešką kine, vaizde, siužete, sukuria režisieriai, kurie nėra baigę akademinio mokslo. Nors Hercogas, reiškia, Werneris Hercogas, Linčas tas pats, kuris ten pasimokė šiek tiek metė. Nu, nežinau, su von Trieru, reiškia, kiek ten jis baigė mokslo, bet jie ieško tos naujos raidės. Ir tie žmonės, kurie daug ko nežino, jie dažniausiai ir taisyklės sulaužę atranda naują kažkokį pasaulį, kurį paskiau pradeda kartoti tie, kurie yra baigę profesionalų mokslą. Būna, kad, reiškia, sako, tu neteisingai ten, kaip sakant, sumontavai, taip nesimontuoja, čia nėra logikos tame, sako, bet ne logikoje ir yra logika. Vat labai gražus yra, aš kine tą, reiškia, savo tokį turiu kaip vėliavą garsaus prancūzų avangardisto Jean-Luc Godaro pasakymą, sako, filme turi būti pradžia, kulminacija ir pabaiga. Bet nebūtinai mano išvardinto eilės tvarka, reiškia. Supranti, ir va čia yra galėtų bet kokioj meno srity, ir pradedant literatūrą ir baigiant, reiškia, kuo nori. Muzika, dailė, reiškia, kinų, teatrų. Tai tu gali, reiškia, pagal tas taisyklės gyventi drąsiai ir neatrodyti nemodernus ar modernus, reiškia.